Yes. Skipping and skipping. In my life. My favorite sport is go jogging. Jogging. Cycling. Darts, Uno, Skiing. Sleeping. I too. Skiing. Skiing. I'm ready. Sit-ups. 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 Yes. Sit-ups. It's a system. Like that. And if you do a sit-up, see? This is a sit-up. Sit-up. Yes, very good. One more. Now, what about a push-up? What is a push-up? Push up. Maybe it can be like that. Yeah, that's a push-up. Okay. Alright, good. Yeah, that is a push-up. Very well. Nice. Doing a push-up. Yes, a push-up. Very well. What about, you can't do it here, but if you could, how would you do a pull-up? Yes, or this also possible. What do you call this position? eternal silence on the mind. Okay. I remember. This one? Yes, it's Yeah, a squat. yeah, Very yeah. well. That's a squat. Now, can you tell me what is this machine? This is Formula 1 car. Yeah, it is. Of course. Who do you think was driving it? Schumacher. Well, be sure. And he just sold it to our school. Actually, he gave it for free. It was his Yes. donation, right? Oh, sorry. Drag me. Goodbye. Rogučių sportas, labai keistas žodis, aš tikrai negalvoju, kad jisai toks yra, tobogganing. Tai vat labai įdomus. Ir dar daug tų kitų sportų, kurių nelabai netgi pamatai kartais per olimpinės žaidynės. Cheerleading, archery, or martial arts? Martial art. Martial arts, yes, that's right. What does it mean, martial arts? Martial arts, it's kovos menai. What about this? Hang gliding, cheerleading, gymnastics. This is cheerleading. but- Cheerleading. Yes. Do you know any songs for cheerleading? Give me hey. Oh, no. Can you invent some? Invent? No, I can't. What about this one? Skiing. Skiing. No. Aš tau skying. Skiing. Ne danginėjimas, o slidinėjimas. Skiing. Skiing, okay. What about this? Maybe archery. Archery. It is archery, it's like arch, lankas, and archery, right? Archery. Gyvatukai. Gyvatukai. Gyvatukų sportas. So, this sport is so difficult and the word is And the word is not easier, yeah. Contortionism. Okay, now, what is this, my dear? Tell me what is this. It's a hantel. Alright, so... Old handle. Rusty hantel, yes. It's a weight, yeah? Weight? Yeah, weights, like svori, weight. Weight. Uh-huh. How heavy do you think this is? It's about 3 kilos. About 3 kilos, yeah? 2 kilos and 20 grams. Squash rockets. I don't know. It's a Squash guitar. equipment, maybe. This is. Yeah, okay, so this is an alien face. Or. It's an alien face. A mask. A mask. This is It's the a masks. Okay. What about this? What do you call this one? What is this? Something like hands accelerator. Hands accelerator. Jump what? Jump snake. Snake. Virvė. I don't know how. Rope. Alright. Skipping and skipping and skipping. With the one leg skipping, with the two leg. No. What is that? Wheeled ring aerobic It's a hula hoop. hula hoop. Yeah. Can you hula hoop? Don't do that. Oh, look at you.
I can dance. Himalaya. Okay, so these are modal verbs. What is the difference between a normal verb and a modal verb? Jie kažką tenais, nu jie išskirtiniai. Ne, nu kas be ko. Gerieji žodžiai. Čia žinok blogieji žodžiai. First of all, they don't really go alone. They should go with another verb. Right? And they never have to after them. Yeah. Right? And from them, which one is the strongest by the meaning? Must? Yeah, must. Okay, so what does it mean? I must go to the gym. Nu tikrai būtinai turiu. Jau reikia, kuo greičiau to geriau, right? What about the weakest one? Which one is the weakest? Maybe should. It's might. The Might, weakest is okay. might, yeah? Okay. Right. It shows a very, very mild possibility that perhaps I might, perhaps not. What about I should sit? Turėčiau. Va čia jau turėčiau, man dėrėtų, aš turėčiau. O could? Can yra galiu, o could? Tada galėčiau būti. Galėčiau, su tokia tariamuoju trupučiu. What about arm wrestling? What is this? Rankų laužymas. Is it good? Alright. Ar jūs sportuojat, mokytoja? Nu, aš vaikus auginu. Aš ant lentos rašau. 1, 2, 3. Yes! You see? English makes you stronger. Pirmoji pamokoje buvo labai daug neaiškių žodžių man. Labai sudėtinga girdėti viską angliškai ir stengtis suprasti. Aš tikiuosi, jinai mums padės. Ir jinai padėjo daug ką praeitą iššūkį. Aš manau, kad jinai jau padeda to, kad jinai yra. Mes jau kiekybiškai esame lygi komanda mėlyniesiam. Padariau išvadą, kad sportuoti geriau man sekasi negu mokytis kalbų. Jeigu kažką reikėtų mesti, nieko nemesčiau. Ir pati nenoriu krist, pati labai nenoriu krist, nes noriu mokytis ir noriu daugiau sužinoti. Jeigu iš mūsų komandos, tai yra grėsmė iškristi Reditai, bet kažkaip nesinori būti didelė kiaulė ir gal norėtųsi užleisti ją į vietą, kad jinai toliau eitų, o aš galiu gal ir atsisveikinti. Aš manau, kad paprasčiausiai būtų išmestų realiai. Iš sporto pasaulio į anglų kalbos žodyną yra atėję labai daug įvairiausių frazių, kurios naudojamos kasdieną. Viena iš jų, pavyzdžiui, yra to jump the gun. Bėgikai prieš startą gauna komandą ready, steady ir sulig go pasigirsta šūvis. Jeigu kažkas iš bėgikų pradeda bėgti per anksti, tai reiškia, kad jis paskubėjo, jis pradėjo kažką tai anksčiau negu reikėjo. Anglų kalboje fizinio lavinimo pamoka labai retai kada vadinama physical education. Anglai taupydami laiką jie tiesiog vadina PE. Jeigu žiūrite angliškas laidas apie sportą, galbūt pastebėjote, kad sporto komentatoriai dažniausiai komentuoti laidoms pasirenka present simple laiką. Vadinasi, vietoj he is running and grabbing the ball, komentatorius pasirinktų sakyti he runs and grabs the ball. Mes pradėsim, mes finišuosim, mes nugalėsim, mes bujosim. Jo, jo, jo. A jums atrodo, kad jisai sveikas, normalus, viskas gerai su juo?